Sveiki, sveiki. Nors ir vėjuota, bet šilta. Šilta ir džiugios pavasaris. Pagaliau bent kelias dienas šiltas ir mes turėsim. Ne tik mamai vis skambinu ir pavydžiu, kaip pas ją šilta Lietuvoje. Dalinausi visai nesenai apie tai, kad kritinių ligų draudime gali būti pridėta, nepridėta gyvybės draudims ir panašiai, ne? Bet tos pačios dienos susitikime, kai kalbėjom su klientė draudimus pasidarė pati online, ne? Bet kokiu atveju tai yra dažniausiai tiek brokeriai online, ne? Ir už ekraną, už interneto kitam gale sėdi brokeriai, kurie sutvarko visus dokumentus, ne, ir panašiai. Bet tai yra netiesioginiai brokeriai, mes jų nematom, ne? Ir kur yra didžiausia problema? Tai yra problema tai, kad kai kurie draudimai yra išskirtinai limituoti, jeigu žmogus draudžias pats per paieškos sistemas, einant tiesiogiai į draudimo puslapį, ne, tai labai dažnai, galėsiu net pasidalinti komentaruose po šio video, kai kurių puslapių screenshotais, ne, nuotraukom, kad tas produktas skirtas tik tais klientam, kurie ateina į draudimą su konsultanto pagalba, tai yra su draudimo specialistu, advisoriu, aš kaip viskas sakau, sakykit kaip norit, vadinkit kaip norit, ne? Bet pats tiesiogiai apsidraudžiant, kai kurių sąlygų žmogus negali gauti. Kodėl taip yra? Todėl, kad kai kurie priedai, kai kurie draudimo produktai, jie yra tik tais einantys su patarimu. Ar tikrai žmogui to reikia? Kokiom sąlygom to dalyko reikia? Išsiklausinėjant tokią kaip analizę, padarant, kodėl taip turi būti, ne, ir panašiai. Tai šitoj vietoj tam ir mes ir mokinamės, sakykime, draudimų konsultantai, patarėjai savo darbo, ne, kad žinot, kodėl vienu ar kitu atveju reikia vienokio ar kitokio draudimo, vienokio ar kitokio ekstra priedo, ne, ir panašiai. Tai netgi kai kuriuose draudimuose, sakykime, pavyzdžiui, dabar galvoju kaip pavyzdį, ką čia pasakyti tokio, sakykime, pavyzdžiui, tiesiogiai einant į patį draudimą, ne, draudimą maksimum galim pasidaryti iki 67 metų. Bet jeigu aš drausiu tą patį asmenį, aš maksimum terminuotą draudimą galiu padaryti iki 90 metų. Skirtums didelis. Ne? Taip pat yra su lygų skaičium. Kai kuriuose draudimuose kritinių lygų sąrašas gali būti mažesnis, jeigu žmogus pats ėjo tiesiogiai, vadinkim, tiesiogiai į draudimą per paieškos tam tikrus puslapius, ne, sakykime, ir bandė susirasti savo draudimą. Ir taip gaunasi iš tikrųjų, kad tada turi žmonės mažesnius draudimus, daugiau limituotus, ne, be tam tikrų ekstra priedų. Patys nežinodami, kodėl, kaip ir kas, sakykime, ką reiškia waiver, ką reiškia TPD, ne? Ir kai žmogus net nežino, kas tas yra, tai tiesiog net neuždedant draudimą, bet tai labai svarbu. Labai svarbu, ne? Ir šitoj vietoj reikalingi konsultantai, patarėjai, specialistai, visaip kaip, ne? Oi, saulė šviečia, net nors lieptis nuo jos. Gaudykim vitaminą D, nors taip, klausykit. Tai va, tai šitoj vietoj nei žmogus kainą geresnę turėjo, nes šituo išskirtinai atveju, apie kurį vis pagalvoju, tai žmogus jau mokėjo 3 metus draudimą ir aš kai padariau identiškai tuos pačius draudimus, identiškai, absoliučiai tą patį, ne? Tai net po 3 metų aš matau kainą beveik 6 svarais pigesnę. Tai prieš tuos 3 metus aš būčiau dar mačius dar pigesnę kainą už draudimą, ne? Tai einant tiesiogiai nebūtinai jūs apsidrausit pigiau. Ir tiksliai žinau, 110% tikrai neapsidrausit geresnėm sąlygom, nes kartais tiesiog draudimai neduoda tų geresnių sąlygų, kai žmogus ateina tiesiogiai per paieškos, sakykime, kažkokius tai puslapius, einant tiesiai
į vieną ar kitą draudimą. Ne? Tai sakau vienareikšmiškai, naudotis draudimą konsultantą paslaugom tai nieko nekainuoja, jūs nieko nemokat, konsultacija nemokama, dokumentų tvarkyms nemokams, jokių ekstra papildomai mokesčių tikrai nėra, dokumentų sutvarkymų užsijim pilnai draudimų konsultants, ne, ir kleimo metu prireikus jūs turit kur kreiptis. Ne. Kainą jūs gaunat dažniausiai gerokai mažesnė, negu jūs matysit online, nebent jūs susisieksit su konsultantu, kuris dirba su Loaded Premium, tai vadina su antkainiu. Aš to neturiu, aš esu tiesioginis brokeris, tai aš tiesiogiai dirbu su visom Anglijos kompanijom ir aš turiu mažiausią tiesioginę kainą. Pigesnių draudimų, negu kad aš galiu pasiūlyti, nei vienas pasiūlys arba tokią pat kainą, arba brangiau. Lygiai tas pats su einant tiesiai į draudimą bus arba tokia pat kaina, arba bus brangiau. Ne? Tai naudotis konsultanto pagalba tikrai naudinga, verta, tada tiksliai bus pasakyta informacija, žinosit kaip, kas, kur, kada. Aišku, reikia pasirinkti protingai ir tą jau draudimų konsultantą. Šitoj vietoj, kad ir kaip bebūtų, aš siūlau savo paslaugas, o ką jau jūs pasirinksit, tai tiesiog sėkmės. Ir jeigu ateityje reikės palyginti turimus draudimus kažkieno kito padarytus, o ne mano, tai duokit žinoti ir galėsim palyginti. Arba iš karto ateikit pas mane. Ir net čia kokį kitur vaikščiot. Sakau iki.